Interage šiemet yra absoliučiai pirmą kartą Lietuvos rinkoje atvežė tokią mašiną, kuri yra už manęs. Tai yra savaeigė danų gamybos išlaistymo sistema. Šita mašina yra įspūdinga ir ypatinga tuom, kad jos darbas yra laukuose išlaistyti tą frakciją, kurią mes jai paduosim. Tai gali būti įvairiai, gali būti skystas mėšlas, gali būti digestatas, gali būti bet kas, ką jūs turite, kas naudinga jūsų laukuose. Kam ji tokia yra sukurta? Mesgi įpratę, ko gero, Lietuvoje ir ne tiek dirbti su standartiniais srutovežiais, ne? Aš suprantu, taip, galbūt tai viskas tvarkoje yra mažesniuose ūkiuose, kur kiekiai yra šiek tiek, sakyčiau, mažesni. Bet šios principas yra tame, kad mes su ją anksčiausiai iš visų galime įvažiuoti į laukus ir pradėti išlaistymo darbus. Dėl ko yra šita technologija renkamasi? Dėl to, kad kažkur už 5 km stovi pastatyta dizelinė stotelė, reiškia, prie jos operatoriaus nereikia. Tada vienas operatorius dirba laukuose su šia mašina ir žarnų pagalba, žarnų ir siurblio pagalba yra paduodama visa masė. Ir jisai taip dirba 10-12 valandų, čia priklausomai kiek jums reikės, bet jums nereikės tiek daug operatorių, kaip tarkime tą patį 1000 kubų suvežti į laukus su kokie 3-4 operatoriais, kurie vairuos būtent tas priemonės, kurios daveš. O ši sistema yra pagaminta taip, kad jinai veikia radio GSM pagalba, tai yra jūs iš čia pilnai valdote dizelinę stotelę, srautą reguliuojasi slėgio davikliai ir visos kitos išmanios sistemos ir kiek jūs užsiduosite, tiek anam gale siurblys jums padavinės į išlaistymo sistemą. Viską, žodžiu, užtenka iš kabinos. Tai realiai vienas operatorius atlieka tą visą sunkų į darbą, kur mes klimstam, reiškia, gaidinam kelius, dirbam ne vienas, bet dirbam kokie 5-6 operatoriai. Tai būtent ši sistema yra tam sukurta ir daugelį Europos šalių yra populiari, naudojama, o taip pat ir Lietuvoje labai populiari. Hektarą mes galėtume paduoti net iki 120 kubų, reiškia, tiek jūsų turimos frakcijos. Jeigu per parą, tai galima apie kokius 2000 su virš kubų. Bet jeigu normalių darbo režimų, tai yra 1000-1200, priklausomai vėl, kiek valandų dirba operatorius ir kaip stipriai ir kokios normos eina. Taigi, tęsiant toliau, noriu atkreipti dėmesį, jog būtent Agrometer gamintojas naudoja John Deere variklius 6 cilindrų. Ganėtinai žinomi varikliai, galingi. Tai kai klausimas yra kaip su aptarnavimu, tai John Deere variklis Lietuvoje yra tikrai populiarus, patikimas, našus, taigi didelių problemų su šiuo varikliu mes neturime. Dar tarp kitko norėčiau pabrėžti, kad ko gero jinai, ką jūs matote būtent šioje parodoje, ką pasiesi 2025, tai yra ko gero viena našiausių, viena vertingiausių ir viena didžiausių tokio tipo mašinų, kurios būtent gali dirbti su tuo, ką aš minėjau, tai yra, reiškia, skystos frakcijos išlaistymu laukuose. Taigi, jeigu atkreiptumėte dėmesį, jūs galėtumėte pamatyti, kokio pločio darbinio ši mašina yra.
Ji gali būti 24 metrų, gali būti 36 metrų, gali būti siauresnė, čia pagal jūsų pasirinkimą. Mašina yra varoma hidrostato pagalba, tai yra tiek priekinė dalis, tiek galinė dalis yra varoma hidrostatinių variklių pagalba, tai būtent su hidraulikos sistema. Taigi jūs galite labai tiksliai, labai būtent preciziškai nusistatyti greitį, kadangi yra dirbama pilnai su palidovinė sistema. Ši mašina sukomplektuota yra su visiškai pilnu automatiniu valdymu nuo palidovo. Taigi žarnos, jeigu atkreipsite dėmesį, dėl ko aš sakau, kad gali būti mašina naši. Tarkim, 36 metrų mašina, jį gali tirpinėti iki 100-120 kubų, jeigu jums tiek reikia skystos frakcijos į laukus. Jūs, ko gero, jums nekyla klausimų, vien tik tais atkreipus dėmesį į žarnų diametrus, į žarnų pajungimus, į pačios būtent išlaistymo sistemos konstrukcija. Viskas yra arba cinkuota, arba iš nerūdijančio plieno. Sistema, kuri reguliuoja oro slėgį ratuose. Jeigu yra sąlygos, tarkime, drėgnesnės, jūs galite, esant drėgnesnėms sąlygom, jūs galite reguliuotis būtent slėgį padangose oro, tai arba jį nusileisti iki tam tikro lygio, išvažiavę atgal į kelią, jūs galite vėl gražinti slėgį į tą lygį, kuris buvo reikalingas transportavimui. Mes nesulaužysim jokio jūsų kaimyno kelių, neišgadinsime, įsivaizduokite, kai reikia privežinėti, tarkime, didelį kiekį savo turimos frakcijos, tai yra skysto mėšlo, ar ten, pavyzdžiui, digestato ir visų kitų dalykų. Jeigu jūs norite kokį, pavyzdžiui, 1000 kubų išlaistyti į laukus per parą. Tai kiek reikės srutovežių? 40. Ši mašina atvažiavo į lauką, nutiesiamos yra žarnos, aišku, reikia turėti galimybės arba turėti perlaidas, arba galų gale tai turi būti dideli laukai. Tai ir ji dirba. Ji atidirbo, sustojo ir tada keliamės mes į kitą lauką ir tiek. Tai čia yra didžiausias pliusas tame. Ir kitas pliusas, jinai ganėtinai lengva, lyginant, žiūrint į ją, kokia jinai dydžia yra. Ši mašina sveria apie 20 kelias tonas tik tai. Jeigu mes keliautume su dideliu traktorium ir dideliu srutovežiu, kaip pavyzdys, kokiu 35 kubų ir dideliu traktorium kokiu 400 arklio galių, tai mūsų visas sąstatas būtų gerokai virš 50 tonų. Tai įsivaizduokim, kaip su juo reikia įvažiuoti į lauką ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, kovo pradžia ir drėgna, šiemet liktais gamta duoda neblogai, tai ką mes padarom, kokią žalą mes padarom pievom, pasėliam ir visiems kitiem laukam, kuriuos trešiame. Pavasaris, kitas dalykas, tas pats ir ruduo. Kartais tas ruduo yra geras, bet kartais mes turim tikrai šlapias sąlygas, o mes žinome, kad mums prieš akis reikės dar maždaug pusmetį kaupti savo, reiškia, skystą mėšlą ar visą kitą, reiškia, ką jūs esate suplanavę laistyti, tai su šia mašina jūs įvažiuosite. Vien tik tais priekiniai ratai, jeigu mes atkreiptume dėmesį į jų diametrą, tai va štai galėtume ir parodyti žiūrovam. Tai yra 1050 mm. Tai yra realiai vieni plačiausių ratų, kurie naudojami ant savaigių mašinų. Toliau štai čia pats yra įdomumas ir ką noriu atkreipti dėmesį, tai būtent čia yra pati sistema, vadinama uodega, kuri yra lygiai taip pat valdoma iš kabinos ir būtent per šią sistemą atkeliauja žarnos, jos pasijungia į šitą vietą. Čia būtent šičia mes turime žarnas, kurios yra 5 colių, į šitą vietą ateina 6 colių arba 8 colių, priklausomai nuo pasirinkimo. Ir tokiu principu yra tiekiama skysta frakcija, kurią mes toliau laistume į laukus. Taigi čia yra žarnų rytė, tai yra būtent ta žarnos rytė, kuri yra apie 600 metrų žarnos yra čia suviniota. Žarnos yra mūsų atstovaujamo Mandals gamintojo, tai būtent Michelin grupės, viena iš kompanijų, kuri gamina tokio tipo žarnas. Tai čia yra 5 colių žarnos ir čia yra jų 575 metrai.
viso. Jeigu atkreipsit dėmesį, spalva yra oranžinė. Oranžinė tai reiškia, kad itin atspari dilimui. Taigi dar vienas iš tokių pastebėjimų. Ši mašina paskui save, jinai žarnos netampo, bet jinai ją guldo gražiai. Būtent šios uodegos pagalba guldo gražiai žarną ir taip yra sumažinimas dilimas ir apkrovimas mašinos, kuomet reikalinga transportuoti ir išlaistyti į tolimesnius, tarkime, laukus arba galų gale tai atlikti itin preciziškai. Tai dar kartą atkreipkite dėmesį į va štai ant sparnų, tai yra skirstytuvai. Tai į čia atkeliauja visa masė ir ten stovi viduje speciali smulkinimo sistema. Ir ta sistema būtent padaro tai, jeigu dar yra, tarkim, kažkokios frakcijos šiaudų ar kažko tai kito, kas galėtų stabdyti išlaistymą, ten stovi smulkinimo peiliai, kurie šitą visą frakciją susmulkina ir toliau paduoda į sekančias žarnas ir tada vyksta išlaistymas. Dar pasikartosiu, tai yra pati naujausia technologija, būtent Agrometer gamintojo. Viso tokio tipo mašinų Lietuvoje dirba apie 20 vienetų, čia įskaitant senesnes, naujesnes, taip. Mašina yra pilnai sukomplektuota su visom įmanomom komforto sistemom, kurios yra skirtos operatoriui. Kadangi darbo diena yra ilga, jinai kartais tęsiasi ir daugiau negu 8-10-12 valandų, o netgi kartais dirba ir kelios pamainos, kadangi tai yra super profesionalus daiktas, tai yra pilnai sukomplektuota su galinio, priekinio, šoninio vaizdo kameromis, pilnu įmanomo apšvietimo, pneumatiniam sistemom, taip pat pilna palidovinė sistema, netgi veidrodėliai yra valdomi elektros pagalba, sostas yra ypatingai komfortiškas, kabina atsilenkia ir užsilenkia. Taigi ta mašina tiek į priekį važiuoja tokioje padėtyje, tada persisuka kabina ir tada jinai važiuoja atgal. Šis gamintojas siūlo ir daugiau kitos įrangos, kitų įrengimų, tai taip pat yra ne tik savaeigės tokios išlaistymo sistemos, bet yra ir būtent prikabinamo tipo, tai yra išlaistymo arba įterpimo sistemos. Jos yra šiek tiek paprastesnės, aišku, ir pigesnės ir galbūt skirtos mažesniem ūkiam negu šio tipo mašinos, tai visą tai mes irgi galime jums pasiūlyti. Yes, it's a very good cooperation. So Ugnius and Sigitas and the whole team, I would say, make a good job and we have a good support in the Lithuanian market. Kokius klausimus užduodavo ūkininkai? What is the machine for? Yeah, because it's not a standard machine, it's not a tractor, it's not a tanker or a machine for working in the field with black soil, it's not an injector, so most people don't know what this machine is for, and that's the most questions. Thank you. Taigi sveiki, tai dar norėtume vieną iš tokių naujovių Lietuvos rinkoje būtent pristatyti ir parodyti, ką atvežėme parodą. Tai Vokietijos gamintojo Anna Burger, būtent priekabos, kurių nebuvo šioje rinkoje. Jeigu mėšlo kratytuvai, grūdų perkrovimo priekabos arba cisternos pervežimo jau buvo ir jau ūkininkai ją žinojo, taigi vienas iš tokių sprendimų buvo gamintojo ir mūsų UAB Interag atvežti pirmasis priekabas ir pristatyti Lietuvos rinkoje. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad ši priekaba yra ganėtinai didelės talpos, jinai yra tinkama tiek vidutinio dydžio, tiek dideliem ūkiam ir tinkama tiek gyvulininkystės, tiek augalininkystės ūkiam. Ji talpina apie 29 kubus masės, keliamoji galia yra 22 tonos, ji verčia per galą, taipogi galima, yra labai populiaru, visą žinau, dar ir Lietuvoje daugelis turi tokius arodus, kur įvažiavus tu negali per šoną išversti, taigi galimas vertimas yra per kairį priekabos šoną, atsidarius šios bortas. Bortai, kad nereikėtų, kaip mes įpratę, žinot, ateinam su plaktuku, daužom, kad atsidaryt bortą, tai tu iš kabinos paspaudė ir atsidarė paprasčiausiai tas bortas. O štai iš kabinos patraukė, bortą tavo atkėlė gražiai
ir pavertė į priekabą ir taip išvertė visą masę. Priekaba yra sukomplektuota ganėtinai tvirtai. Jeigu atkreipsime dėmesį, čia stovi stipri patikima linginė važiuoklė, kuri yra populiari tikrai tarp Lietuvos ūkininkų. Lingės vien tik tais kokio galingumo, jeigu atkreipsite dėmesį, tai vėl pasižiūrėjus, yra tikrai tvirtai, stipriai padaryta ir daugelis Vokietijoje įmonių, kurios užsiema paslaugomis, naudoja šio tipo priekabas. Rėmo konstrukcija yra stipri. Ši puspriekabė yra vadinama pas mus monolitinė, tai jinai yra nesurinkta iš atskirų komponentų, bet tai yra vieno tipo ir vieno dydžio talpa. Ji yra taip pat komplektuojama su tentu. Tentas gali būti mechaninio tipo kaip čia. Esant norų galima sukomplektuoti ir su hidrauliniu tipu. Padangos ganėtinai plačios, pagal mūsų rinkos poreikius tai irgi populiarios. Kreipti dėmesį ir į dažymo kokybę, ir į patį paruošimą. Tai tikrai matosi, jog priekaba yra pagaminta kokybiškai. Štai, matot. Tai yra tikrai paskaičiuota su rezervu, kad kaip ir mėgsta Lietuvoje, būna momentų netikėtai laukuose perkrauna, taigi iki Aruodo lauku davažiuoti tikrai nebus didelės baimės, jog neišversite ar nepakelsite ar sutrukinės. Apie prikabinimą patį čia daug komentuoti nereikia, matot kokio galingumo. Ir būtent prikabinimas yra valdomas hidrauliškai, kad vėl nereikėtų jums tenais vargti, reguliuotis, privažiavai, prisijungia traktorių, pasikėlė ir tai yra labai gerai, kadangi jis tuo pačiu ir amortizuoja. Galinis dangtis padarytas yra, kad priekaba būtų naudojama, čia tikrai ne 2, ne 3 mm skarda naudojama, kur, kaip sako, žinai, priekaba popierinė. Man čia įpylėm kažką, žinai, ir va, čia matas. Čia ne, čia yra naudojama, reiškia, 8 mm skarda. Ir plienas yra legiruotas, plienas yra stiprus, tvirtas. Čia dar iš vidaus noriu atkreipti dėmesį, kad yra ir komplektuojama šioje komplektacijoje paaukštinimai. Tai viršutinis tentas nusijama su ta visa konstrukcija, atsilenkia šitie bortai, kaip javapjūtė, tai dirbu grūdus vežioju, kaip, reiškia, vyksta žolės nuėmimas, kukurūzos siloso, reiškia, darbai, daug skirtingų variantų. Jeigu atkreipsime dėmesį, tai mes galime jums pasiūlyti keletos tipų priekabas, gali būti, reiškia, per galą, čia jau matote ir per šoną, gali būti tripusio vertimo priekabos, gali būti, čia mato 2 ašių mažesnės, gali būti pačios didžiausios 3 ašių. Taipogi mes turime ir sistemą tokią, kur galime pasiūlyti, jog priekaba tiesiog neverstų nei į kairę, nei į dešinę, nei atgal, bet gali tiesiog sienelės pagalba įstumti visą krovinį nuo hidraulinio cilindro ir jūs iš vis tuomet galite dirbti, reiškia, žemos erdvės patalpose ir ten, aišku, prie tų priekabų dar galima komplektuoti ir kitus įrengimus. Tai, tarkim, mes galime ir padaryti iš tos priekabos ir mėšlo kratytuvą, ir ten dar daugiau opcijų yra. We are very glad to be represented by company Inter AG in Lithuania. It is a very reliable partner and very professional partner in sales, service and spare parts delivery. We started to cooperate, I suppose, more or less 1.5 to 2 years ago, and have had already good success in sales and delivery of our machines to Lithuanian farmers. Čia jūs matote Bauer kampelį, taip pat SMS Čekijos gamintojo žemės dirbimo mašinas, taip pat žarnos, kurios yra naudojamos mūsų įvairiose sistemose. Tai kaip Norvegijos gamintojas Michelin grupė,
Čia yra įvairių tipų, reiškia tampomos žarnos, velkamos žarnos ir taipogi perdavimo žarnos sujungimai, tiek Bauerio, tiek Storz. Taip pat atkreipiu jūsų dėmesį ir į būtent vieną iš tokių naujų produktų mūsų krepšelėje. Tai yra Suomijos gamintojo Murska kimštuvai, traiškytuvai, naudojami daugelyje ūkių Lietuvoje, tai nėra kažkas naujo, daugelis turi. Mes tapome atstovais nuo 2024 metų, atliekame garantinį, po garantinį servisą, taip pat tiekiame atsarginės detalės.